Labas visiems. Mano vardas Kotryna ir aš labai norėčiau jums parodyti, kaip daromos blizgančios lūpos. Aišku, nieko gero, tai į kiną nenueisi ar ką, bet man buvo žiauriai faina tai daryti Halloweenai. Nesakysiu, kas aš buvau. Čia galbūt apie Halloweeną bus ir viskas papuošalus, taip toliau bus mano kitam video blogė. Bet iš pradžių norėčiau prisistatyti. Aš esu Kotryna, man yra 12 metų, esu iš Vilniaus. Mėgstu labai daryti makiažą, mėgstu daryti ne savo, kitiems, kuriu muziką, mėgstu labai groti, jodinėti, šokti, kaip ir visi. Nu tai ką, dabar aš jums parodysiu. Viskas, ko mums reikia, daiktais. Jūs galima nusipirkti bet kokioj parduotuvėj, yra visokių spalvų, bet aš šį kartą išrinkau violetinę spalvą. Ir mums reikėtų paprasto vazelino. Tai ką, pradėkime. Iš pat pradžių imi atsisuki vazeliną ir įsidarai lūpas, kol jis bus tokios šešios lipnokos. Aš manau, kad man kas pateks. Toliau. Čia būna toks kamštelis. Aišku, jį reikia pasiimti, bet užsidėti šitą, nes kitaip gali jums labai būt blogai. Užsipilat ant piršto. Nežinau, kaip čia jums parodyti. Ir pradedat baksnuoti savo lūpas. Mat, taip jis atrodo, bet čia kaip ne viskas. Nu ką, atrodo normaliai. Tai ką, patinka? Jeigu aišku jums tai patinka, prašau rašykit komentaruose, darykit like. Čia galima surasti bet kokioj parduotuvėj. Bet nepamirškite, kaip tai daroma, siūlykit savo draugams, laikus darykite ten. Matė patraukti. Su jumis buvo Kotryna. Aš nustatysiu savo Facebooką apačioje. Norėčiau, kad galvoju, jums tai labai patiko. Nesigėdinkit, sakykit, ką aš darau negerai, ar jums darykite komentarus. Norėčiau sužinoti, ar šitas mano video blogas buvo geras ar blogas. Tai susitiksime mano kitam video blogą, tai turėtų būti už kelių dienų. Jeigu norėtumėt pamatyti, kaip darosi su kitom spalvom, kaip daryti akis, kaip daryti viską, aš jums parodysiu savo kitame video bloge. Tai su jumis buvo Kotryna ir viso ir mano naujieji draugai. Nepamirškit like. Ate.